Labas, Jurgita. Labas, Donatai. Kaip sekas? Labas. Ir ką žinai tikriausiai, kad atvažiuosi. Žinojau. Tai kaip tau sekas? Super, labai gerai, kaip tau. Man irgi gerai. Bet visą dieną važiuoju su žmonėm šnekuos. Ir žinok, labai retai kas pasako, kad jiems sekas gerai. Rand, dejuoji, nepatenkinti kažkuom, kaltinti kitus. Tai taip, dabar atvažiavau kaip faina, tai man pasakyk, kad tau gerai sekas. Tik aš žinau, kodėl tiem žmonėm taip. Gal todėl, kad jie ieško priežasčių kažkur aplinko, kaltina kitus. Ja, bet žinai, Jurgita, pagalvok, ar mums mokykloje ir seniau kas nors mokė, mums davė kažkokius įrankius, mums išmokė, pavyzdžiui, nusiperkam skalbimo mašiną, ne? Tai mums duoda instrukciją, kaip jie suskalbs, ne? Kad rūbai įsiskalbtų. Nusiperkam automobilį, tai mes gaunam, turim gauti vairuotojo pažymėjimą. Kas vairuotojo pažymėjimą mokyklai, niekas mūsų nemokė, nei efektyviai problemas spręs, nei prisimti atsakomybės, nedavė nei jokių instrukcijų, nei paaiškino, kad iš viso taip reikėtų elgtis. Jo, tas tiesa. O tu įsivaizduoji tokią visuomenę, pavyzdžiui, kad visi žmonės, arba bent jau daugumą žmonių, ne, mokėtų prisimti atsakomybę, turėtų tikslų, žinotų, kas jiems svarbu gyvenime, linkėtų kitiems žmonėms gero, suprastų kitus, ar ne, bendrautų ir kūrybingai, ir kiek galėtų tokią visuomenę pasiekti. Donatai, bet juk mes galim, žinai ką, mes taigi turim daugybę visokių žinių, turim mąstymo įrankius, kur nesenai išmokom, taigi galim padaryti seminarą. Ir mes tiek pritaikėm pas save, tų dalykų. Jo, aš galvoju, gal dėl to iš tikrųjų taip ir atsakau tau, kad super jaučiuosi, super gerai gyvenu. Tik sėbė įrankiai kalti, kad tu taip gerai jautiesi, ne? Tai. Klausyk, bet mes galim padaryti seminarą. Bet kiek žmonių į tą seminarą, tai matai, kiek mes tengiamės ir ateis, ko mes svajonių visuomenę padarysim, užtruks. O tu žinai tokią istoriją apie tėvą su dukra, kaip vaikščiojo pakrantę? Po audros. Neįdomu papasakoti. Nežinai? Ne. Kai kartą po audros tėtis su dukra vaikščiojo prie jūros, mergaitė rinko jūros žvaigždės ir mėtė į vandenį. Ir tėtis klausė, kam to darai, kodėl tokia beprasmiška veikla užsiimi? Jis sako, tėti, aš paprasčiausiai gelbėjau žvaigždutes, sako, bet tik tu neišgelbėsi, sako, tu pažiūrėk, čia yra milijonai žvaigždžių. Mergaitė įmetė vieną žvaigždžių ir sako, bet aš jai vienai padėjau. Tai gal ir mes tai galėtume? Tiksliai, kokia protinga mergaitė, ne? Teisingai, kiek mes žmonių padėsim? Teisingai, darom seminarą, tu man įkalbėjai. Darom. Darom. Gerai, nekantrauju dabar. O tu, jeigu tikėti, kad problemos tai yra natūrali gyvenimo dalis ir nori efektyviai ir šauniai jas įspręsti taip, kad laimėtų visi, tai kviečiame tave ateiti į 4 dalių mokymus, kuriuose tu gausi ne tik žinias, bet ir įrankius. Ir svarbiausia sužinosi, ką reikia keisti, į ką reikia keisti ir kaip tos pokyčius įvykdyti. Bet dar ne viskas, mes turim taigi staigmenų. Teisingai. Ir jeigu tu atsivesi savo šeimos narę, tai antram šeimos nariui kaina bus dvigubai mažesnė. Ir žinai ką? Aš žinau, kad žmonės dažnai abejoja. Ir galbūt dabar netikimamės, kad mes tai galim parodyti. O žinai, kodėl jie abejoja? Todėl, kad jiems reikia sumokėti pinigus. Ir todėl, kad jie bijo pokyčių. Teisingai. Ir mes jums parodysim, kaip tos pokyčius vykdyti ir visiškai jų nebijoti. Ir jeigu po pirmo seminaro jūs pamatysit, kad visiškai negavot naudos, nesužinojot nieko naujo, mes grąžinsim visus jums sumokėtus pinigus. Tai ką? Bėgam ruošti seminarą. Oi, stop, prisimenu tavo istoriją. Kada pasibaigs šitas filmukas, viduje atsiras viršuje arba čia, atsiras mygtukas dalintis. Taigi pasidalinkit šio video filmuku ir su savo draugais, kuriems norėtumėt padėti. Ir prisidėkit prie